Kaip atpažinti emociškai neprieinamą žmogų? Mano supratimu, emociškai neprieinamas žmogus tai yra žmogus, kuris neprisileidžia kito žmogaus, ne? Ir kito žmogaus emocijų. Jis nesidalina savo emocijomis, jisai nereaguoja kažkaip emociškai į tokius intimesnius dalykus, tai yra vidinius tokius. Jam kalbėti apie emocijas yra labai sudėtinga. Ir to priežastis gali būti, kad jie buvo, vadinkim, sužeisti, gal kabutėse taip, ne, vaikystėje, įskaudinti dėl to, kad arba jie reiškia patys labai daug emocijų ir jų niekas nepriėmė, arba jie buvo kažkaip tai užguiti dėl kažkokių tai dalykų ir jie turėjo sugebėti išbūti ir išgyventi, dėl to jiem tas stiprumas ir kovojimas su save sumažino emocijų jautimą. Tiesiog nes emocijos buvo nevertingos. Ir dėl to jie suaugę tiesiog galvoja, kad kam čia tas emocijas jausti ir kam čia kitų žmonių emocijas priimti, jeigu jas neturi jokios naudos. Bet tie žmonės, kurie emociškai yra neprieinami, jie viduje vis tiek trokšta to emocijų, bet nebūtinai tą supranta.